Klausimas apie Rokiškį, sugrįžimas į vaikystę, sakykim, norėtus, kad, nu gal ne dabartiniam akim, bet tom vaiko akim, kokį matėt tada Rokiškį, sakykim, kai jau prisimenat, kaip atrodė Rokiškis, kas darė įspūdį, kaip šeima jūsų, tėvelis, mama, va trumpai apie tą tokią pradžią. Gerai, gerai. Nu ką, pradžia, nu, kaip mano mama tvirtina, aš atsiminiau gana ankstyvus momentus, kažkur tai man buvo, nu, sakykime, 2,5 metų ir aš jau prisiminiau. Mišias laikydavau kieme. Dabar palaukit, kokią Laukupio gatvę, tada buvo Kapų gatvė, kampinis namas, mes gyvenom kartu su vargonininko šeima. Su bendra virtuvė, kaip tada sakydavo, reiškia, toks buvo vargonininkas pavardė Lelys, vėliau jis išvažiavo į Panevėžio katedrą dirbti, reiškia, tai su jo šeima gyvenom. Jis turėjo 2 mergaitės, viena už mane metais vyresnė, kita metais jaunesnė. Tai aš vaidindavau kaip jo berniukas kleboną, o jos, reiškia, man patarnaudavo. Kieme mišias laikydavo, aš paskui mamos klausiau, sakau, reiškia, tai ar taip buvo iš tikrųjų, sakau, o gal aš čia fantazuoju? Ne, sako, tai buvo iš tikrųjų, jūs pasistatydavo stiklinėse 2 buketukus, sako, kažkokį šventą paveikslą atsineždavot iš vargonininko namų buto, reiškia. Nu. Tai va čia ankstyviausi mano, kaip sakyti, prisiminimai. Toliau, nu ką, toliau, tėvas mano 44 vasarą su frontu pasitraukė į vakarus iš Lietuvos. Na, kaip tada visi šnekėjo porai savaičių, bet porą savaičių virto visų gyvenimu. Va, nu tai mama pasakojo, kad aš tėvą pagal nuotraukas atrinkdavau mažas greitai. Paskui pamiršau. Kokių gal 2 metų aš jau jį pamiršau. O mane tėvas paliko, kaip sakyti, man dar metų nebuvo. Kažkur 11 mėnesių man buvo, metų nebuvo. Tai va, tai augau su mama be tėvo. Nu, žinot, pokario metai, nėra ką aiškinti, visi žino, kokie jie buvo. Trėmimai, vežimai, reiškia, Rokiškio tie visi, kaip sakyti, rusai, mano mama nuolat pravirkdydavo, sakydavo, tavo vyras gal miške. Možu miškan, tai kai pagavsiu, tai ir nušapsiu. Atsimenu, kaip šiandien, reiškia, mano mama vis verkdavo, reiškia, nuo tokių visokių užuominų, nes mano mama ilgai nežinojo, ar tėvas gyvas, ar jo nebėra, reiškia, iš viso jo. Nes jai dėjo tokios žinios, kad, reiškia, jie kaip traukėsi ten vyrai, nu, mano tėvas, ką jis, kaip sako, nieko jis nebuvo nusidėjęs, žydų jis tikrai nešaudė. Bet suprantat, jis buvo Šaulių sąjungos narys. Kaip sako, mylėjo Lietuvą, šito pakako, kad supūtum Sibirę, reiškia. Tai va, tai... Nu, šiaip jis dirbo banke Rokiškio, buhalterių dirbo ir tiek, reiškia, jo, suprantat. O vėliau, nu ką, baigiant tą mano tėvo temą, reiškia, jis vėliau atsišaukė jau po Stalino mirties, atsišaukė 56 metais. Parašė pirmąjį laišką savo mamai, kuri gyveno Rokišky prie stadiono Basanavičiaus gatvėje. Nes mes neturėjom savo kampo, mes keisdavom nuolatos nuomodavom su mama butus, reiškia. Tai buvo. Tų butų aš atsimenu, nežinau, kokius 8 mažiausiai. Tai, nu, žinot, šeimininkas pakelia nuomą, mama neturi iš ko mokėti, ieško kito. O ką darysi, toks buvo. Dar atsimenu trėmimus, atsimenu 47 metų rudenį mes su mama žiemą bėgom pas giminės, atsimenu. Kažkokie geri žmonės pranešė, kad šiąnakt bus vežimas. Ir iš tų pačių rusų buvo gerų žmonių, reiškia, kurie mano mamai praneždavo. Sakydavo, Adelė, mano mama buvo Adelė, Adelė, tu slėpkis. Sąraše mes tavęs nematėm, bet maža ką, truks ko nors, tai paimsime vietoj to tave, reiškia. Tai va tada išvežė Zakristijonas, toks buvo Rokišky, Rožanskas pavardė. Tai va mes kartu gyvenom upės tako gatvėj, kartu gyvenom ten už bažnyčios.
išvežė jų šeimą kaip tik per Kalėdas. Atsimenu, mano mama, reiškia, maišelį kažkokį tai grūdų jiems, ar miltų greičiausiai įmetė. Nu tai iškart sudraudė, tie jo enkavadistai sako, tu kartu matyt nori važiuoti, sako. Jo. Tai va tokių visokių dalykų reiškia. Nu, o šiaip vėliau, kadangi ten šalia bažnyčios gyvenom, na tai klebonas Talačka mano mamą ėmė kalbinti, kad reiškia aš eičiau mišiom tarnauti. Dabar man tiksliai sunku pasakyti, kiek tada man buvo metų, bet 7 buvo jau, aišku buvo 7. Turėjo būt, aišku. 7 ar 8, tiksliai neatsimenu. Nu, tai ką, tada buvo lotyniškai viskas, nu tai man davė knygutę, aš per vasarą turėjau išmokti. Jo, po šiai dienai atsimenu. Jo. Tai va, tai. Nu ką, Talačka labai imponavo, mes paskui persikraustėm gyventi Kęstučio gatvę. Talačka buvo visiškai netoli, kaip sako, beveik skersai gatvė tik tai. Pas tokį Dilį gyvenom, reiškia Kęstučio gatvė ir vis matydavom tą gražų bažnyčios vaizdą iš apsydos pusės, reiškia vis. Per plenerą beje Gurskis nutapė iš mano parodytos vietos, reiškia tą vietą, jo gražią tokią vietą. Tai vat, dabar apie vaikystę, nu ką, nuostabus buvo tie vaikystės medžiai šalia bažnyčios, ąžuolai, tie atsimenu, labai buvo dideli ir labai nuostabus. Aš juose tupėdavau, sėdėdavau tuose ąžuoluose. Kada juos nukirto tos ąžuolus? Juos nenukirto, jie tebėra. O tik kad jau tokie įspūdingo, aš tik kokiu tai baisiai dideliu. Tai vat, kaip paaugiai. Marytė, kaip paaugiai, jie nebetrodo tokie dideli ir tokie nuostabus. Tai dabar aš jau vaizduojas, kad matyčiau tą ąžuolą jau sulig bažnyčios aukštė, galvoju, nėra. Kitoj pusėj gatvės, kaip tas tiltukas yra per Laukupį. Arčiau tiltuko, arčiau bažnyčios, arčiau to šoninio išėjimo iš bažnyčios šventoriaus. Nu, mat, buvo keli ąžuolai. Žinau. Tai va. Nu, žinoma, sakau, tie vaikystės medžiai, reiškia, ir juose sėdėta, tupėta daug, reiškia, ir jie buvo labai nuostabus. Ir upelysgi buvo žymiai didesnis negu dabar. Nu, nenoriu pasakyti, nenoriu pasakyti, kad vanduo buvo šlapesnis, bet upelis tikrai buvo didesnis, mesgi užtvenkdavom. Užtvenkdavom prie kapų ir maudydavomės, užtvenkdavom ir velėnų prikraunam, užtvenkėm, didžiausia maudyklą buvo. O dabar Dieve peršaukt gali visur, reiškia jo. Tai vat. Nu ką, sakau, tęsiant apie ryšius su bažnyčia, nu tai Talačkos asmenybė negalėjo neimponuoti, kadangi jis turėjo tapybos darbų originalų, turėjo, kurių dabar, nu gal ne visi, bet didžioji dalis yra Anykščių sakralinio meno centre, yra, reiškia, bet nu ne visi yra. Aš atsimenu vieną tokį labai gerą tapybos darbą, neatsimenu tik pavardės, vieno Kauno prieškarinio žydų dailininko darbą. Aš dabar jo Anykščiuose nemačiau, reiškia. Va. Nu, yra Žmuidzinavičiaus ten mažas darbiukas, tokie 2 vaikai eina per kaimo keliuką, reiškia, ir tarp kitko iš Žmuidzinavičiaus tokių, reiškia, na, ankstyvųjų darbų, gerų darbų, taip 14 ar 13 metų, maždaug 1 karo laikų, reiškia, jo. Nu, ir žodžiu imponavo, ir tie jo tapybos darbai, ir... Tai jums parodydavo tos paveikslus, sakykime, kažką pasakodavo? Tai jis pasikviesdavo pas mus, pasikviesdavo. Mes visi klapčiukai, kurių buvo tuo metu Rokiškiai virš 20, buvo gana daug jo. Jo, mus pasikviesdavo, arbatėlės būdavo pas Talačką, mes taip pat. O jis mus, kas mus imponavo, jis mus laikė tokies, nu kaip suaugusiais, jis su mumis kalbėjo kaip su suaugusiais. Ir tas, matyt, mums buvo baisiai vertinga, reiškia, kai su mumis kalbėjo, ne kaip su vaikais, reiškia. Nors iš kitos pusės rodė didžiulį pasitikėjimą. Man, pavyzdžiui, duodavo raktus visos bažnyčios užrakinti. Aš sako, žinau, kad tu dar pajudinsi, ar tikrai užrakinai. Jo, suprantu. Va, nu,
šalia paveikslų, gal ką turiu pasakyti, kad buvo pasi knygų. Tada jis sakydavo, kad 7000 knygų. Nes aš atsimenu, vienas kambarys buvo tiek pilnas lentynų, kad galėjai praeiti tik šonu. O taip, šonu galėjai. Priekiu nepraeisi, reiškia. O šitą dabar, ta moteriškė, kuri sutvarkė jo knygas, aprašė viską Anykščių sakralinio meno centre, teigia, kad 4000 knygų. Kai kurias knygas aš nuvažiavęs į Anykščių suradau, kurias aš imdavau iš jo ir skaitydavau, sakykime, reiškia, o tais paauglystės metais, sakykime, Rokiškio viešojoje bibliotekoje nebuvo nei vienos meno istorijos. Pas jį buvo kunigo Jasėno lietuvių kalba 28 metais išleista visuotinio meno istorija. Talačka turėjo 2 tomus. Anykščiuose dabar likęs 1 tomas, kur antras nežinau. Va, tai atradau. Kažkas pasiskolino matyti. Aha, nu buvo labai smagu pavartyti Malvio vaikystės knygas. Kaip sakyt, vaikystėje skaitytas knygas, reiktų sakyti. Va. Nu tai va, ir tie pokalbiai būdavo su Talačka įdomus. Na, šalia to buvo vikaras Vaičionis Juozas, nu, rašęs eilėraščius, solo giedojęs su vargonais Ave Marija. Puikiai kažkaip viskas buvo jam. Buvo toks mažiukas, mažo ūgio vargonininkas Dargis, vardo neatsimenu jau. Jo, nu tai Dargis taip gana jautriai akomponuodavo jam vargonais. Nu ir šiaip, suprantat, šalia to dar galiu pasakyti, kad Dargis grodavo tokias įžangas, tokias Bacho tokatas, fugas grodavo. Nu vis tiek ne kiekvienoj bažnyčiai tas buvo, kad grotų profesionalius dalykus, o ne tik tai reiškia, nu, grinai sakralinė muzikai. Va. Na, dar tęsiant, grįžtant prie Vaičionio, nu, Vaičionio brolis Kazimieras irgi kunigas grįžo, tada iš Sibirų, iš lagerio grįžo, irgi atsivežė, o gal kur paslėpęs buvo, nežinau, reiškia, šito eilėraščių sąsiuvinius, irgi gavau paskaityti. Labai gražius, labai tokius, kaip pasakyti, patriotinius tokius ir, nu, ne vien patriotinius. Va, paskui grįžo toks kunigas Černius, bet greitai mirė, jis buvo grįžęs į Lietuvą, kažkaip jam džiova paaštrėjo ir Rokiškio senose kapinėse palaidojo. Jūs klausėt, kaip čia aš maždaug atėjau į tuos menus, reiškia, tai buvo lyg tai tokios kelios dalys, reiškia, atvedusios mane į tai, kaip man dabar atrodo, žinoma. Jo, tai sakau, pati bažnyčia, Europinio lygio menas, reiškia, nu, žinoma, dabartinėmis akimis, bet ir tada buvo aišku, kad parapijinės bažnytėlės, nu, kaip pasakyti, kad ir to paties Rokiškio rajono, kiek ten 12 ar 13 jau yra, tai jos, kaip sakyti, nu, visos faktiškai nusileido meno lygių, kurią nepaimsi. Nu, aš dažnai būdavau Obeliuose, kadangi mano seneliai gyveno Obeliuose, nu, tai išskyrus tą pagrindinio didžiojo altoriaus vitražą, daugiau ten visa kita buvo, kaip sakyti, nu, žymiai žemesnio lygio, tokio, kaip aš sakau, parapijinio lygio, to tarpu Rokiškio bažnyčios visas menas buvo tokio labai aukšto europinio lygio ir kuo toliau, tuo labiau visi šitą supranta, man atrodo. Ne tik tai Petras Blaževičius, bet visi supranta, kad turima, kaip sako, tikrai Rytų Europos tokį perlą, ne vien Lietuvos, bet Rytų Europos, reiškia, nu, vis tiek, reiškia, ką be paimsi, ar skulptūrą medžio esančią ten, ar reiškia, paveikslus, kurie buvo, ar grafaičių siuvinėtus arnutus, kurie tada buvo, reiškia, nu, saugomi kultūros ministerijos ir labai retai naudojami aukso ir sidabro siūlais. Tyzenhauzaičių siuvinėti, reiškia. Nu,
arba reiškia, seife laikomi bažnytiniai indai, reiškia, kielikai, nebūtinai auksiniai, bet labai, kaip sako, aukšto meninio lygio, neogotikiniai dažniausiai tinkantis prie bažnyčios, reiškia. Tai vienas aspektas. Toliau, sakykime, asmenybės. Šitie visi kunigai, mano minėti, savo tokią, sakykime, meninę, humanitarinę, ar kaip čia pasakyti, inteligentinę tokią laikyseną, reiškia, jie irgi darė didžiulį įspūdį. Be abejo, Rokiškio tuometiniai gimnazijoje, kaip mes vadindavom, Tičkyniai tuo metu, buvo mokytojų puikių, reiškia, buvo Jonas Zybolis, ar Zybolis, nežinau kaip čia reiktų kirčiuoti, reiškia, kuris, reiškia, vedė mums dailės studiją, be jokio atlyginimo, grinai, iš tokio, kaip sakyt, noro mums keliems padėti, reiškia. Tai jis buvo piešimo mokytoju? Jo, jis buvo piešimo mokytoju. O vėliau tapo restauratorium, taip? Taip, vėliau jis tapo architektų restauratorium ir paskui, kada jau bažnyčiose, jeigu jau tęsti apie jį, reiškia, jeigu jau bažnyčiose, kada keitėsi altoriaus padėtis, kada reikėjo veidu į tikinčiuosius laikyti mišias, tai jis turėjo nemažai projektų visoje Lietuvoje, reiškia. Bendravo, kaip žinot, su arkivyskupija labai glaudžiai, ypač su Tunaičiu jau, amžinatelis, reiškia, labai jis bendravo. Tai irgi toks labai šviesus žmogus. Ne tik jis buvo dar tokia piešimo mokytoja, Kauno dailės technikumą baigusi Stepo Žuko Žekonytė, tokia buvo irgi mums nemažai padėdavo. O Zybolis tai ypatingai, kadangi, sakau, mes su juo eidavom į jūsų buveinę, į dvarą, kaip mes tada sakydavom. Tai ir apie buveinę, dar papasakok. Jo, ir tengi buvo kultūros namai. Ir ten buvo irgi, reiškia, tie gipsai visi, ten buvo kažkokia suaugusių dailės studija, į kurios mūsų liktai neleisdavo, bet ten mes eidavom su Jonu Zyboliu skolintis tų gipsų, reiškia, iš jų, reiškia, paišydavom tos gipsus, nes mes jau, kaip sakyt, kai kurie jau buvom bebaigę ten vidurinę, 10-11 klasėje. Ir jeigu jau ten kai kurios iš mūsų skatino, reiškia, stoti į institutą, tai žinot, reikėjo iš paprastos vidurinės, nors kiek pasiruošti, nes... O dabar tai iš viso neįmanoma įstoti be pasiruošimo, be, sakykime, Čiurlionio ar kokios Naujalio dailės mokyklos, bet, tada įstojo Eigminaitė, įstojau aš. Bet buvo ir kitų gabių žmonių, buvo tokia Masiulytė. Giedrė. Jo, Giedrė, jį dabar Klaipėdoje, jį dabar Burbienė yra. Jo, gyvena Klaipėdoje, baigė keramiką, paskui buvo toks Vytukas Matulevičius, labai gabus, jis Vilniuje gyvena, bet jisai, kaip sakyt, pasuko į elektroniką. Nors tikrai buvo labai gabus ir jie gyveno, reiškia, viduriniai gatvėje, kaip tada vadinosi, Rokišky, ne taip toli nuo bažnyčios. Ir šitą aš jo tėvus įkalbinėjau, kad jį leistų, bet tėvas sakė, nesakė, iš to duonos jis nevalgys. Ir pasiuntė į tuometinį Leningradą mokytis elektronikos. Jis dabar toksai informacinių technologijų, toks didelis specialistas, turi savo firmą, Vilniuje gyvena, reiškia. Vytautas Matulevičius, reiškia. Žodžiu, buvo keletas toj dailės studijoje, kurie, reiškia, kažkaip tai uoliai dirba. Dar iš mokytojų galėčiau, žinot, ką paminėti. Dar galėčiau paminėti 2 muzikos mokytojus, kurie net nesant programos, kaip man vėliau paaiškėjo, žinoma, nesant programos mokyti muzikos iki vidurinės mokyklos pabaigos, jie vis gyvedė. Tai Antanas Gradeckas ir Vilius Zelenkauskas. Gradeckas tai labai girdėtas. Gradeckas, reiškia, buvo subūręs orkestrą mokyklinį. Aš grojau orkestrę, trimitų grojau, reiškia, nuo 7 iki 11 klasės grojau. Ir tarp kitko, jis mus buvo taip gerai ištreniravęs, kad mes 60 metų
respublikiniai dainų šventėje po Vilniaus ir Kauno Rokiškis užėmė 3. vietą. Po šiai dienai kažkur turiu popieriui su Diržinskaitės parašu diplomą, reiškia. 3. vietą dainų šventėje tarp mokyklinių orkestrų žinoma. Ne tarp suaugusių, bet tarp mokyklinių. Nu tai va. Nu ką dar galiu paminėti? Dar galiu paminėti iš mokytojų, kadangi čia va taip pat pradėjom apie mokytojus. Galiu dar paminėti Vaigą, toks buvo labai šaunus mokytojas ir jo žmona Vaiginė lituanistė buvo puikiai. Be abejo, mūsų klasės auklėtoja Salomėjos Nėries mokinė Pladienė. Buvo puikiai labai moteris ir labai įsilavinusi, labai delikati, reiškia. Jos vyras Pladis dėstė istoriją, jinai lietuvių kalbą. O dabar, atsiprašau, jeigu dar sugrįžtume prie tos studijos, kur buvo kultūros namuos, kaip sako, tai kas ten dėstė, kas ten mokino? Kad aš gerai ir nežinau, ko gero tas pats Jonas Zibolis, tas pats, kadangi, suprantat, jis ten gana drąsiai jautėsi. Aišku. Jisai sakydavo, einam, pasimsim gipsų, tik sunkus padėsit man atnešti. Tai mes tuo takučiu tenais ir ateidavom reiškia, į mokyklą su tais gipsais, reiškia jau. Zibolisgi ten ir tas, man atrodo, ir tas dekoracijas kažkiek paišė Liaudies teatrui. Jis dabar sugrįžo į Rokiškį, tai va, mums reikia dar su juo labai, kaip sakyt, susitikti ir pašnekėti. Jo, tai va, įdomu. Atsimenugi tas režisierius, kaip jis, Kavoliūnas, jo. Taigi tengi toks pakilimas buvo su tuo teatru irgi buvo nepaprastai įdomu. Kur dabar ta jūsų Žiemos sodas, reiškia, taigi ten scena buvo, ten buvo scena, aš atsimenu, atvažiuodavo reguliariai teatrai. Nors pirmąjį atsimenu ne ten. Pirmąjį buvo tas, kur yra medinis namas netoli bažnyčios, kur vadino prieš karą Arbatinė. Ten irgi buvo viršuje, antram aukšte buvo scena ir salė. Ir ten atsimenu, mokyklon dar nejau, gal man buvo kokie 6 metai, 7 pilnai tikrai nebuvo, jo. Tai ten atsimenu susitikimą su rašytojais. Antanas Venclova, tokius Smailis Makriukų atsimenu. Paskui, reiškia, Valsiūnienė tokia buvo, vaikam rašė. Žodžiu, o mes vaikai ten kabėjom, kaip tas scenos paaukštinimas, Makrus padėjo ten, reiškia, kabėjom, žiūrėjom į tos rašytojus. Gyvus. Čia greičiausiai buvo 50 metų vasara, nes aš žinau, kad į mokyklą aš pradėjau 50 metų rudenį, bet aš į mokyklą dar nejau. O kadangi aš gimęs paskutinę vasaros dieną, reiškia, aš dar ir 7 metų neturėjau. Tai va. Ir kas ten iš tų rašytojų dar buvo, man dabar sunku pasakyti, bet tuos 2 tai gerai atsimenu, reiškia, Venclova ir Valsiūnienė gerai atsimenu. Vėliau ten restoranas buvo, ten 2 aukšte tuose patalpose, bet ten atvažiuodavo teatrai, aš atsimenu, ten buvo Baltušio Geda Gaideliai, ten buvo suvaidinta, dar kažkas ten buvo. Būtent toje scenoje ir toje salėje, reiškia. Bet Geda Gaideliai vėliau ir dvare buvo, aš atsimenu, buvo ir dvare vėliau. Iš vis Žemaitės ten buvo kai kas suvaidinta. Tai va, to šiaip, ką, apie dvarą sakot. Atsimenu dvaro alinę, Ir tie dabar, kur yra, taip, ir buvo tie gražūs baldai, kurie dabar yra jūsų valgomajam. Tie patys baldai buvo žemai, buvo nulėti, alum, reiškia, visi stovėjo tokie visokie. Negražu sakyt, bet pagėrė stribai, gėrė tą alų, grįžę iš naktinių operacijų. Ir kalbėjo daugiausia rusiškai, nulieja tos jūsų gražius stalus, alumiai. Aišku, mūsų ten neleido niekas, bet esame įsmukę keletą kartų, žinot, berniukai, tai to įsmunka pasižiūrėti, kas ten vyksta, kaip ten vieta. O šiaip, pavyzdžiui, ką galiu pasakyti apie dvarą, dvare reguliariai vyko šokiai, kai jau buvo kultūros namuose.
mokyklos direktoriaus įsakymų mums buvo uždrausta eiti į tos šokius. Jeigu kas nueidavo ir jeigu pagaudavo, elgėsi iškart sumažinę. Šakės, reiškia, nu, žodžiu. Mes turėjome eiti į mokyklos šokius. Nu, o mums, kurie grojom orkestrė, tai kokie ten šokiai. Mūsų panas kiti šokiai. O mes grojom šokiuose. Gradecko vadovaujam. Tai gal aš jau atsibodau čia su savo tais, nežinau. O sakykime, tie pastatai, kaip dabar matot restauruoti, kaip tada jie atrodė, sakykime, kai kurie kiti buvo ir suirę, apgriuvę, taip? Net labai. Net labai. Ir man atrodo, kas čia su Šepkos atsiradimu. Nežinau, čia jau jūs žinot tas visus dalykus. Aš atsimenu Šepką, aš buvau pas jį tam namukė, kur praeini pro dešinį tą praėjimą į parką, į ten tas namukas akmeninis. Jis ten gyveno kurį laiką. Ir aš atsimenu, su kuo mes atvažiavom, dabar galvoju. Ne su Robertu Antiniu? Ne. Ne? Tikrai ne. Gal su Dailės muziejaus kolektyvu, ar ne? Ar ne su Vytauto Ciplijausku, dabar neatsimenu. Gali būti, taigi Ciplijauskas labai dažnai lankydavos. Aš žinau, taigi jie su studentiška paroda buvo Pandėly ir tada jie ir su bičiuliu susipažino ir mane paskatino. Bet tai čia vėliau galbūt šitą tai. Tada aš atsimenu Šepka. Dar mes kritikavom, jis pasidėjęs Kristijanko žurnalo viršelį, pagal ją ten drožė kažką. Nu, tai ten jau visi jam aiškino, sakė, Lionginai, nu ką tu dabar savo daryk, ką tu čia iš kažkokio rusiško žurnalo, ką tu... Tai aš čia vis tiek saviškai padarysiu, čia man tik biškį pažiūrėčiau. Yra kažkoks man to darbelis, ar rašyta raidės Kristijanka. Jo, tai... Ypač, man atrodo, kuris dabar, kur Rimo Bičiūno paroda, buvo dešinysis pastatas, jis buvo labai apverktinos būklės, kiek aš atsimenu. Man atrodo, kad net stogas buvo įsmukęs kažkaip. Tai galėjo būti? Jo, nes... Aš kažkaip atsimenu, stovėjo šita Marijos statula, kuri vėliau buvo perkelta į bažnyčios šventorių. Jis stovėjo prie dvaro, dešiniai pusėj. Kaip Einino miesto dešiniai, taip? Taip, kaip Einino miesto dešiniai pusėj, šalia ne tų įvažiavimo vartų, bet šalia tų mažųjų vartelių, kurie pastoviai atidaryti buvo. Ir biski dešiniau stovėjo ta Marijos statula ir aš atsimenu, kaip jau būdavo tos vadinamos mojavos, reiškia, gegužinės pamaldos, tai tą skulptūrą žmonės apipuošdavo, gėlėmis, reiškia, ir procesijų, kaip žino, tada neleisdavo valdžia, jo Raikomas griežtai neleido jokių procesijų. Ir net dėl velykinių procesijų, kurios vykdavo bažnyčios šventoriuje, vienu metu buvo uždraustos. Talačka labai pergyveno, bet tai buvo. Tai dabar aš čia susimaišiau, apie ką aš čia. Kuriais metais statulą iškėlė? Man labai sunku pasakyti, kuriais metais. Labai sunku pasakyti, kuriais metais, bet žinot, be abejo iki 60-ų. Gal tai buvo 55, gal tai 57. Tai dar ilgai pastovėjo, ne ten. Bet jinai pastatyta ne priešais bažnyčią, bet šventoriuje, taip? Šventoriuje už apsydos jį pastatyta, reiškia, ašyje, kaip sako, už apsydos. Ir man atrodo, kad ten buvo tas cokolis, reiškia, akmeninis vientisas, ir man atrodo, kad jie imdami viršutinę dalį nulaužė. Ten kaip yra karnizas toks išplatėjimas, tai ten atitrūko tas akmuo. Dabar žymų galima pasižiūrėti viską. Tai va, tai... O ką daugiau apie dvarą? Dvaro sodas tada dar buvo kažkaip, kaip čia pasakyti, imponavo tas dvaro sodas ir kaip aš pasakoju kai kam apie baltas žemuogės, tai vieni tiki, kiti netiki, bet sakau, valgėm, buvo baltos žemuogės, tikrai buvo jau. Ir vienintelė jų Tačaitytė, kuri sako, taip, buvo ir aš valgiau.
žadėjom su Rimu nueiti pas ją pasveikinti su jubiliejum, bet taip ir neišdrįsom. Mes buvom. Aš žinau, ką jūs buvom. Aš žinau. Daleva man pasakojo per muziejų dieną, tą, ką jūs Sakot, su Nijolė buvo skambėjo Vilnius pas Čeičytę, kai buvo. Tai nežinau, gal vėliau nueisim jo, nes, sako, kad blogai, jai ten su sveikata, nežinau, aš ją senokai mačiau. Nesiskundė, nieko gal taip Ne, nesiskundė. ji tokio charakterio, ji Taip, niekada nesiskundė, nesiskundė. bet taip. Niekada nesiskundė. Bet tai ką jau amžius jau toks, kad... 90, taigi Dieve brangus. Aš žiūrėkit, kai jūs dar atsimenat tuos laikus, šiltnamiai jau buvo gal sudaužyti, sugriauti, ar dar ne? Dvare, prie dvaro. Ne visiškai sudaužyti. Aš puikiai atsimenu, kad metalinės dalys buvo nerūdėjančios. Šitą tikrai atsimenu jo. Ir dar kai kur stiklai buvo. Kai kur dar vienas kitas stiklas buvo. Ne visi sudaužyti buvo. Ne visi buvo sudaužyti. O ten, kur mėlynai dažyta buvo nuo kelio pusės, iš kairės pusės, tai ten augo vynogės. Ir aš atsimenu, per plenerą tokį darbą padariau ir pavadinau dvaro vynogės. Kiti klausė, kodėl čia nėra vynogių. Sakau, bet čia buvo vynogės. Čia buvo. Mano atmintyje ir jos sėdė tos vynogės jo. Tokios, gal jau truputį ir sulaukėję, truputį tokios saldžiarūgštės, bet mes, reiškia, jas matėm. O kodėl reikėjo mėlynų tokių ultramarinų nudažytas plytas, ir tarp kitko, koks tai buvo dažas, jeigu praėjo šitiek metų, ir tas dažas tebėra. Gal ne ištisai, bet tebėra, reiškia. Jo, kokie ten, matyti dažai buvo iš kokios Vokietijos atvežti, reiškia, nes ten, ką. Ir tų retų veislių medžių buvo parke daugiau. Aš atsimenu, buvo daugiau negu dabar, reiškia. Nes vienu metu parkasgi buvo labai apleistas, tengi nieko nebuvo daroma, man atrodo, kad net žolė nebuvo pjaunama. Ką, ne ožkas, kas norėjo, reiškia. Jo, apleistas buvo. O šiaip dar ką atsimenu, žodžiu, grįžtant prie tų, reiškia, kaip pasakyti, įtakų, ar kaip čia pasakyti, ar paskatinimų. Tai be abejo, atsimenu puikiai tą tebekabantį pas jūs, reiškia, tą avinėlio paveikslą. Tai aš jį atsimenu iš labai mažų metų. Aš jį atsimenu net prieš mokyklą. Neski muziejus buvo kurį laiką Švento Augustino bažnyčioj, kurios dabar nėra. Jo toj mediniai, reiškia, tai va ten jis buvo. Mane mama nuvedė ten gal, aš 6 metų jau skaičiau, tai žodžiu ten, atsimenu, ten Binkio knygelės kelias paėmė, ten ir vaikų knygelės buvo, ten to Švento Augustino bažnyčiai, kuri tada buvo vadinama biblioteka, reiškia. Bet tai buvo ir muziejus? Bet buvo ir muziejus, Tai kokia didumo ta bažnyčia buvo, kad jo ir muziejus? Ne tokia maža, nes matot, gatvė buvo taip padaryta, kad apvažiuoti tą bažnyčią. Man atrodo, po šiai dienai neištiesinti. Ar ištiesinti? Jau tiesi dabar. Gal ištiesinti, bet būdavo seniau, va taip visiškai ratu ją reikia apvažiuoti. O ji buvo iš ąžuolo, tokių galingų rąstų. Ir kai jau ją sugriovė, tai tos ąžuolus atvežė į mokyklą ir įrengė šaudyklą. Kad tos kulkelės, reiškia, nepraeitų, tai sudėjo tos ąžuolų rąstus, apipylė žemėm ir mes ten eidavom šaudyti, reiškia. Aš kurį laiką lankiau ir šaudymo treniruotės, buvo toks mokytojas Jakučionis, kuris mane labai skatino, sakė, turi gerą akį, reiškia, ir tu čia. Sakiau, nenoriu. Tai vis tiek gera akis pravertė dailiai, kaip sakė. Noriu dailės studijos, aš žinau tada ir orkestras 3 repeticijos į savaitę, ir dailės studija, gera chemijos mokytoja buvo, irgi kažkur norėjosi, tai visko per daug, tai tada iš vis namo jau nepareisi nė nakvoti, reiškia, tai žinot kaip ir. Tai va, tai sakau, tai bažnyčia, pačios bažnyčios menas, dvare esantis menas, reiškia, sutikti žmonės. Be abejo, turėčiau paminėti, mokytojai be abejo, turėčiau paminėti ir dabartinius kolegas, reiškia, kurie 60 metais atvažiavo su studentiška paroda. Reiškia, į Pandėlį, po to į Rokiškį. Va, tai
reiškia Leonardas Tuleikis, tada jau vyresnio kurso studentas, Ciplijauskas Vytautas, Mikalauskas, jau miręs gyvo nėra tapytojas, architektas Baravykas irgi jau gyvo nėra, reiškia. Jie tada atvažiavo, tie 4-5 kurso studentai atvažiavo su studentiškų darbų parodą, jie po Lietuvą važinėjo, kaip sakyti, komjaunimo liniją važinėjo jie. Nu, ir Rokiškio vidurinėje padarė, reiškia, savo parodą salėje. Nu, aš išdrįsau jam savo darbelius parodyti, nu, jie mane paskatino, tiek Vytautas, tiek Leonardas, man vėliau laiškus rašė, skatino visokiojopai. Jo, aš buvau 10 klasėje tada. Nu, O tuos pirmus darbelius turit ar nebe? Oi, aš buvau palikęs pas mamą ten pelytės patvarkė. Jo, aš kai ką radau ją įmirusi, bet, reiškia, žinot, jau jie buvo gatavai sugriaužti. Nes mama irgi taip, sakyti, savo kampo neturėjo, o kada mirė jos mama, ji persikraustė tėvą globoti jau obelius. Tai va, to paskui jau tos sveikatos nebuvo. O ką pirmuose darbeliuose daugiausia piešėt ar tapėt, kas labiausiai patiko, ar gamtos vaizdai, ar kokie portretai, ar dar kažkas? Išeidavom šitos, kaip mes tada vadindavom, dvaro prūdus tapyti, išeidavom, jo, išeidavom. Kiek daug kam prūdai pasitarnavo? Oi, ir ne vieną kartą, reiškia, ir šitą, ir tas Krušinskio pilaitė, ir prūdai, ir paties dvaro aplinka, reiškia, ir parke ne kartą esam medžius ten tapę, jo atsimenu, ir su Žekonyte, ir su Ziboliu, reiškia, išeidau, jo. Nu, o kita pusė buvo, nu, tai tų, kaip sakyti, nu, gipsų zulinimas toksai, nu, lyg pasiruošimas, reiškia, jo, lyg įžanga į žmogaus paaišymą, reiškia, sakykim, ten kokį Apoloną ar dar ką nors, reiškia, suprantat, gipsinį. Tai va, tai. Ne, tai esam be abejo, dvaras, žinoma, su savo visais pastatais ir ta ledaunė atsimenu, o dar atsimenu, kaip žiemą pjaudavo iš prūdų ledus, reiškia, su tokiu dideliu pjūklu ir paskui kabliais tokiais iškeldavo. Tie ledai būdavo labai stori, kaip man dabar atrodo, reiškia. Vos nemetriniai, reiškia, ir vienas tik mačiau žuvį įšalusią, atsimenu. Mes vaikai ten nubėgdavom pažiūrėti, reiškia, ir paskui kraudavo į rogės ir veždavo į dvaro ledaunę, kaip mes vadiname. Tai kur ta ledaunė buvo tada? Ledaunė buvo, man atrodo, kad Alvydas Tauskas nutapė, paskui kur pusė apipilta žemėm, o paskui medinis antstatas viršuje. Ir tie ledai išstovėdavo, tengi į pieninę kažkaip veždavo, tie ledai išstovėdavo iki Liepos mėnesio pjuvenam apipilti. Jo ilgai išstovėdavo, iš prūdų išgriebti. Dar atsimenu, šautuvą iškėlė vienas įmestą kažkieno į kairį į prūdą žiūrint nuo miesto. Iš aikštės žiūrint, reiškia, į kairį į prūdą ar į šautuvą. Bet ne žiemą, čia iškėlė, buvo prūdų valymas, aš dabar neatsimenu kokiais metais, bet prūdus valė, atplukdė tokią žemsiurbę su kranais nuleido ir jinai dumblą siurbė iš dugno, varė į krantus, reiškia, o ten kairysis toliau buvo užpilkėjęs. Dabar tai ten kažkokie daržai, ten nežinau. O tada kažkaip užpilkėję ten buvo, sunku prieit buvo netgi. Iš kairės pusės turiu omeny, reiškia, jo. Tai va, tada šautuvą radė, kai valė, reiškia, jo. A tvartų neatsimenat, sakykim, tvartai ten buvo dar ūkiniai? Atsimenu tokį, nu, ten netvartas, ten buvo toks, kaip klėtis labai didelė, viena ateinant nuo gimnazijos. Buvo medinis labai senas pastatas, aš nežinau, jis dabar išlikęs, aš toj pusėje dabar nesu nuėjęs, viskai nulėkė. Tai medinis virnas ir, bet tų tvartų tai nebėra? Bet labai didelis vienas buvo, prie keliuko buvo labai didelis, einant į dabartinį, link ežero dabartinį. Buvo labai didelis pastatas, netgi su kažkokiom mediniais stulpais, liktai su kolonom priekyje buvo, bet labai didelis man tada atrodė. Kaip bažnyčios ąžuolai.
Labai, nu gal ir tas, vaikystėje viskas atrodo. Viskas daugiau ir gražiau. Jo, nuostabiai dideli dalykai atrodo jo. Aikštė, sakykime, atsimena tą akmenų išlupimą, kaip akmenys išlupo, kaip medžius sodino aikštėje. Atsimenu. Atsimena? 57 metais buvo talka. Talka, mes sodinom tuos krūmus, medžius, vyresni sodino medžius, mes ten, palaukit, kiek aš turėjau metų, 7 turėjau 14 metų jau, aš atsimenu, 57 metų. Vat kaip lupa pačius akmenis negaliu pasakyti, man atmintyje neišliko, kaip juos išlupo, bet kad sodinom krūmus ir medžius ir ne vieną kartą, kad buvo mokinių talkos, tai šitą atsimenu jau. Ir ne tik mokinių, ir įstaigų talkos buvo, kas dirbo įstaigose irgi sodino jau. Šiaip buvo pas mus kažkokios prieškarinės nuotraukos, reiškia, kur ten buvo tas iš kairės pusės kampe, tas hidrantas, tas šuliniukas, kaip sakyti, ir kai tie turgai, kai būdavo ten tos visos. Tai neturi dabar tų nuotraukų, neišliko? Nežinau, gal ir yra kokia viena dar, nes aš kaip važiavau pas savo tėvą į Kanadą, aš kai ką jam nuvežiau iš tų nuotraukų, nes kai kuriuose jis buvo, ten jaunystėje nufotografuotas, toj aikštėje, kada jį dar buvo brukavota, kaip sako jo. Tai va, tai. O jisgi bankė ten kampe dirbo, tai žinot, jam taip kažkaip, čia tas senoji savivaldybė su tais bokšteliais, reiškia, tai ten buvo keletas tokių nuotraukų, aš jam tada nuvežiau į. Reiks man pasižiūrėti. Pažiūrėti. Čia, kai mane kvietė į tą Talačkos knygos pristatymą Anykštėnai, tai aš ten kai ką jiems nuvežiau. Bet jie man gražino, jie nusiskanavo, jie man gražino, reiškia, aš ten, Talačka man kai ką buvo padovanojęs, tokių keletą nuotraukų, reiškia. O apie nepriklausomybės paminklo, sakykime, tą, kaip buvo bandoma jį nuversti, nieko negirdėjot, neatsimenat, nežinot, kad buvo bandoma jį griauti? Kaip pasakyti? Tengi viršuje, kada ta mergina tautiniais rūbais stovi iškėlusi rankas, ten toje saulėje buvo svastika. Svastika liepė nukalti. Tai šitą žinau, šitą atsimenu, šitą žinau. Aš vėliau Antinio senojo klausiau, ar tikrai, nes mums netrodė, kad buvo koks nors potvarkis, kad nugriauti. Aš bent iš suaugusių negirdėjau tokio dalyko jo. Ir aš tada Antinio klausiau, tai Antinis man irgi nepatvirtino. Ai, sako, nuošaly buvo čia, Lietuvos pakrašty, sako, čia. Restauruot, sakė, mane kalbino, Rokiškis ne kartą, restauruot. Šoninius tos karžygius, ten šoninės, nes ten buvo tokios, kaip pasakyti, betoninės tokios, tokie, kaip pasakyti, kaip kliombom padaryta gėlėm pasodinti, iš abiejų šonų. Tokie įgilinimai. Ir žinoma, prie mūsų klimato, kada ten patenka vandens, jeigu ten nėra išbėgimo normalaus, šaltis, ledas, sniegas, tai jis sakė, šoninius reikėjo restauruoti. Ir paskui aš kažkur radau, reiškia, kad visur rašė nepriklausomybės 10-mečių. Jis sako, ne. 31 metais aš jį užbaigiau. 3 metams praėjus po nepriklausomybės 10-mečių. Ruošėsi, gal man atrodo, kad jau 10-mečių. Aš nežinau, neatsimenu priežasčių, bet jie pavėlavo pastatyti. Pavėlavo 28 metais, jis pilnai nebuvo atidarytas. Tai man pats Antinis pasakojo šitą. Jis gana dažnai atvažiuodavo iš Kauno į Vilnių, reiškia, įvairiais reikalais, reiškia. Aš tada dirbau Dailininkų sąjungoje, tai žinot, būdavo ten pasišnekam. Ašgi žinojau, kai jis nuo tų kraštų viską. Iš mano tėviškės. Taip. Nėra net kilometro. Jo, taigi ir Mikėnas ten netoli.
Nu, Mikėnas. Mikėnas iš Latvijos. Mikėnas, nu tai ten nebuvo Latvija. Va, paklausinėkit Čeičytės, jums papasakos. Skardupis buvo Lietuvoje. Tai buvo, bet kaip jinai sakė, Mikėnai patingėjo atsikelti Taip, vieną taip, naktį. taip, čia ir padarė Čeičytės Latviją. versija. Mano tėvas sakė, naktim nemiegojo, kuolus išraudavo ir perkeldavo. Mikėno tėvas miegojo, reiškia. Ir atsidūrė Latvijoje. Betgi vienu metu, aš dabar tiksliai nepasakysiu, kokie tai metai, bet reiškia vienu metu ir Aknysta, ir Nereta priklausė Lietuvai. Taip kaip Mažeikiai kažkada Latvijai priklausė. Taip. Visokių dalykų. Iki 18 metų. Jo, tai va. Nors tada, kaip sakyti, Lietuvos tokios nebuvo, bet vis tiek Lietuvos... Nu, nes tai buvo administracinė carinės Rusijos. linija kažkokia Taip, vis tiek administracija, buvo. taip. Jo, jeigu nebuvo valstybių sienos, tai buvo administracija. Netgi Rokiškio grafystės vaugi buvo, kaip sakyti, Jo. Aknystė įėjo Jo, Rokiškio grafystė. Jo. Kai Lietuva atsikūrė 18 metais, taigi, kaip sakyti, buvo tada apsikeista jau to teritorijom. Lietuvai Latvija davė prie Baltijos jūros plotą už Aknystę. Taip. Nu, bet ta Latvijai liko Nida, ta viena šiaurėje už Šventosios. Aha, yra Nida jo. Jo, į kurią pretendavo Lietuva, reiškia jo. Jo. Nica, man atrodo, ne Nida. Ne, Nida jie vadina. Nida? Man atrodo, tai aš net kažkada pagalvojau viešpatį. Gal latviškai ir Nica, bet šventojai visi vietiniai vadina Nida. O gal Nida, gal aš kažką painiu, dalį, tu šiandien nebepamokau. Aš iškirpsiu. Jo. Aš iškirpsiu. Tava jūs ten susisteminsit, ką aš čia beryšiu, aš nekur. O kuriais metais baigėt mokyklą? Kada stojot? Mokyklą baigiau 61 ir tais pačiais metais ir stojau, aiškiai. Mes su Eigminaitė abudu stojom, Eigminaitė dar pas mano mamą gyveno, kai reiškia, nes ji buvo iš Rokiškėlių, gana iš toli jos tėvai, reiškia, nu tai. O tada tų mokyklų tinklas nebuvo toks didelis, kaip vėliau, reiškia, tai jie ėjo Rokiškiai, reiškia, ir gyveno pas mano mamą, dar su 2 mergaitėm. O mama mano sunkiai vertėsi, tai žinote, aš jau kaip berniokas virtuvėje miegojau, o jos ten su mano mamai kambaryje, reiškia. Tai va, tai. O iš ko gyveno mama? Pajamos? Mano mama siuvėja buvo. Siuvo mano mama ir šitą ir labai sąžiningai, labai ilgai, reiškia, štai turėjo klientų, bet kažkaip labai sąžiningai. Dabar, kai nusiperki ir kai suirsta, už savaitės su mano mama taip nebūdavo. Sumegsdavo visus mazgelius, reiškia, ir... A, tai gal buvo kažkokius mokslus baigus siuvimo? Ta amatų mokykla? Ne, mano senelis buvo baigęs Rygoje siuvimo kažkokią, kaip jis sakydavo, akademiją. Aš tai netikiu, kad tokia akademija ten buvo, bet žinot, seniem žmonėm taip atrodo, reiškia, jo. Tai mama ir pamokė, matyti? Nu, tai pamokė mama kažkiek, siūdavo tiem Rokiškio daktaram visiems. Jo, atsimenu, jeigu buvo tokia, aš kai nuvažiuoju į Rokiškį, tai nueinu į senasias kapinės, aplankau Salagubaitės kapą. Nu, jį mane iš mirties ištraukė, mažiausiai kokius 3 kartus. Aš sirgau raumenų uždegimu, reiškia, su labai aukšta temperatūra. Nu, nežinau, visi sakė, kad rožė, nes aš šuns išsigandau. Šuo nutrūko ir jis mane suės, reiškia, tą šuo, reiškia. Nu, bet tada rožės nepripažino. Nu, tai ką dabar, bet Salagubaitė mane ištraukė. Kelis kartus jį mane ištraukė. Tai vat mama jai siūdavo. Paskui tokie chirurgai buvo, Labeikos. Vyras su žmona Rokiškį, tai ir jiems siūdavo, ten atsimenu. Jo, atsimenu, ateina ta chirurgė pasimatuot suknelę pas mano mamą. O mama mano skundžiasi, kad vaikas nevalgo visiškai, o ką valgo, tai išvėmė viską. Ta iškart mane ant suolo pasiguldė, Lapeikienė, kumščiais perėjo man pilvą. Gerai, atvedė rytoj. Rytoj guldom, po ryto operuojam. Aš pradėjau priešinti, sako, mano, kas ten vardų diena, ar kas ten, nieko nežinau, sakė. Apendicitas, pulingas, sakė, nėra kada laukti.
Tikrai pasiguldė Rokišky. Dar atsimenu tokią, jūs gal girdėjot, buvo tokia seselė vardu Barbora. Aha, girdėti. Oi, ten legenda viso Rokiškio krašto, labai atsidavusi moteriškė ir iki dirbo, nežinau, iki 90 metų matyti ten dirbo ir reiškia, jie duodavo tą narkozę, kaip anesteziologė, reiškia. Jeigu jos nebūdavo, tai kiti bijodavo net operuotis, kad tai nėra Barboros, tai galima neatsibūst po to, gali kitas padauginti, tai bus blogai, žodžiu. Barbora buvo kaip paminklas jo. Senelį, tai aš pamenu, vis klausinėdavau, kadangi jis buvo 80 metų gimimo, 800, jis juokaudavo, aš su Stalinu 1 metų sakydavau. Tai aš klausinėdavau, vis sakau, gal ką atsimeni apie Tyzenhauzą, reiškia. Grapai, atsimenu, nes Girobeliuose buvo dvaras. Žinau, 99 dvarus turėjo, 100 jo nedavė, nes būt buvę kunigaikščiai. Tai jis va tokią versiją man buvo pateikęs mano senelis. Šiaip jis buvo beraštis, kirpo plaukus gal 50 metų. Nu ir užbaigė gyvenimo Obeliuose, reiškia. Bet tai pasakodavo man apie Vienožinskį, vadino Vienožindžių. Nu tai jo, sakydavo, buvo toksai dvarponis Vienožindys, buvo toks dvarponis menininkas, reiškia, nu, šnekėdavo. Mano tėvas daugiau man, kai aš buvau Kanadoje, man daugiau papasakojo apie, kad tai ten apie tos debošus jo visus ir apie, reiškia, areštinę Rokiškį, kaip ten jį ir uždarė, ne vieną kartą buvo už pijokystės, už skandalus visokį. Nu, toks žmogus buvo, nu tai ką dabar reiškia. Tai va, tai. Bet, nu, vis tiek nežiūrint to žmonės, kaip sakyti, jo tą šeimos veiklą prisimindavo. Tai kuriais metais jūs buvot Kanadoje? Kanadoje aš pirmąjį sykį buvau 78-ais, reiškia per patį tą Brežnevo siautėjimą. Ir matot, gali būti jums keista, kaip aš pakliuvau. Ne, mums čia keista, niką pakliuvot ir sugrįžot. Ne, reiškia, mes padarėm pirmąjį tapytojų tarptautinį plenerą visoje Sovietų Sąjungoje. Su Aloyzu Stasiulevičium tapytojų važiavom į Maskvą, į TSRS dailininkų sąjungą, įtikinom ten juos, kad reikia tokį dalyką daryti. Na ir jie, reiškia, pirmas pleneras, sakau, buvo visoje Sovietų Sąjungoje. Aloyzas buvo, reiškia, meninis vadovas, kaip tada rusiškai sakydavo, художественный руководитель, o aš buvau ответственный organizatorius, reiškia. Na ir mums tas pleneras, kaip sakyti, pasisekė, buvo apie 40 žmonių ir buvo ne tik iš Sovietų Sąjungos, bet ir Kuba, Mongolija, ir Vietnamas, ir kas tik norit, suprantat. Ir paskui man jau tas Maskvos, reiškia, tapytojų vadas, toks akademikas Močalskis buvo, labai padorus žmogus, reiškia, jis sako, nu ką, Algis sako, что ты хочешь за этот пленер? Nu, jis matė, kad aš ten mėgau po 3 valandas į parą, kad ten manęs ten kabojo visi galai, reiškia jo. Nu, tai aš jam tiesiai pasakiau, sakau, žinot, aš turiu tėvą Kanadoje, kurio dar nemačiau. Jo, nors sakau, man 34 jau metai, bet aš jo dar nemačiau, reiškia. Gerai, sako, aš pasistengsiu, sako, kitais metais bus grupė, pirmoji grupė per Sovietų Sąjungos Kanados diplomatinių santykių istoriją bus pirmoji dailininkų grupė, sako. Aš pasistengsiu, kad tu būtum įtrauktas, sako, į tą grupę. Nu ir jo dėka. Tiesa, į pirmąją grupę aš nepakliuvau, ten važiavo gryna profesorą, ko jau ten mane paims jauną dailininką. Bet antrais metais aš pakliuvau, 78-ais aš jau pakliuvau, o 7-ais aš nepakliuvau. Tais metais, kai buvo pirmas pleneras. Nu, ačiū tam Močalskiui, mane įtraukė, nežinoma, už savo pinigus, bet, nu, nesvarbu, aš, nu, mes 2 savaitės skraidžiojom po Kanadą, lėktuvais, Kanada didelis kraštas, reiškia, ir iš vieno galo į kitą, nuo Ramiojo vandenyno iki Atlanto, reiškia, ir
Ir labai daug pamatėm, žodžiu. Kas 2 dienas vis skrisdavom į kitą miestą. Nu, pas tėvą manęs neišleido. Buvo toksai Sovietskė художник leidyklos direktorius Richteris, buvo grupės vadovas, menotyrininkas. Aš jam atvirai viską išdėsčiau, pasakiau, kas sakau, va taip ir taip. Toronte mano tėvas gyvena. Niekur aš nepabėgsiu, sakau, nebijokit. Nu, bet kaip jis nebijos, tokia Nadežda Konstantinovna buvo jam pristatyta, kaip vertėja. Nu, tai kaip jis nebijos. Klausyk, sako, niekam nieko nepasako, kai mes būsim Toronte 2 dienas, aš tave pas tėvą 2 paras išleisiu. O dabar negaliu, sako, tu manęs nestatyk į kampą, sako, aš negaliu. Nu tai išleido mane, aš 2 paras galėjau su tėvu pasišnekėti. Tai tėvas mano Rokiškio tarmę buvo išlaikęs. Ja, puikiausiai tokia melodika tarmės buvo mūsų krašto. Ir kiti lietuviai, su kuriais man teko bendrauti, kiekvienas buvo išlaikęs, pavyzdžiui, Vytauto Ciplijausko pusbrolis tam pačiam mieste, Kanadoje. Vytautas buvo davęs telefoną, adresą, aš aplankiau juos. Irgi ten jie, nuo Marijampolės, jie išlaikė tą Suvalkiečių, reiškia. Savo tarmę išlaikė, reiškia. Tai va. A tėvas nebuvo čia atvažiavęs į Lietuvą? Ne, nebuvo. Nu. Kaip sako, aš neturiu jokios teisės, kaip sako, tėvų kritikuoti. Jis ten turėjo kitą šeimą, apie kurią mano mamai nerašė. Nu, bet, žinot, kiekvieno žmogaus gyvenimas yra vienintelis. Nu, tai taip, aš neturiu neturi teisės, jokios teisės. Jo. Taip susiklostė, taigi jau matė, kad... Paskui aš jau antrąjį sykį aplankiau jį žymiai vėliau, jau po 11 metų aplankiau dar sykį, jau jo kvietimu. Tada aš jau buvau 3 mėnesius Kanadoje. Nu, man buvo gerai, kad su ta jo Marija aš galėjau susišnekėti rusiškai. Tai man buvo gerai, nes aš anglų, kaip sakyt, rokiškai mokiausi vokiečių, vokiškai aš šiaip taip susišneku, bet anglų, kaip sakyt, aš daug ką suprantu, bet kalbinių įgūdžių faktiškai neturiu. Tai tuo labiau, tadagi niekur neleisdavo, tai žinot. Tai ir to paskatinimo nebuvo taip pat mokytis. Taip. Daug, reiškia, jau. Nu. Tai va, ta Marija jo buvo pabėgusi nuo Stalino, Rusija, nuo Smolensko, iš Gagarino tėviškės, iš Gžatsko. Reiškia, Ir, reiškia, man, sakau, buvo gerai, labai nuoširdžiai, labai šauni moteris, man buvo gerai, kad ne kokia iš Turkijos ar iš Arabijos, kad aš galiu, reiškia, su ją normaliai bendrauti.